Probiotikas yra dažniausiai turime omeny gerosios žarnyno bakterijos, kurios padeda mums, kurios gerina žarnyno veiklą, gamina vitaminus, gerina imuninės sistemos būklę, daug visokių gerų darbų daro. Bet tai nebūtinai bakterijos, gali būti ir grybeliai gerieji, visokie ten virusėliai, ten ištisas pasaulis gyvena pas mūsų žarnyne. Jeigu mūsų žarnyne vyrauja bloga mikroflora, tai yra blogai ne tik tai visai virškinimo sistemai, bet ir apskritai visam organizmui, ir psichologiniai būsenai, ir fiziologijai mūsų. Egzema, psoriazė, atopinis dermatitas, visa tai gali būti labai prastos žarnyno mikrofloros padarinys. Gerosios žarnyno bakterijos gamina daug vitaminų. K2 vitaminą, kas yra labai svarbu, pavyzdžiui, jeigu jo trūksta, jeigu bloga žarnyno mikroflora, gali pradėti gesti dantis. Kaulai gali prarasti savo tvirtumą, nes mineralai neįeina į dantis taip, kaip turėtų. Kūdikis nėra kaip baltas popieriaus lapas, jisai paveldi iš tėvų žarnyno mikroflorą. Kūdikis gali gimti su labai bloga žarnyno mikroflora. Svarbiausia, pirmiausia, reikia naudoti maistinius probiotikus. Probiotikai, kad būtų maiste, kad būtų gyvas maistas. Nes, sakykime, kapsuliai gali būti bakterijų, jeigu ten geras probiotikas, gali ten, sakykime, būti 10 milijardų bakterijų. Bet jogurto indelyje, tikro gero naminio, gali būti 100 milijardų bakterijų. Tai, vien kiekis kaip skiriasi, ar ne? Dar klausimas probiotikai, ar tos bakterijos yra gyvos. Sakykime, aš žinau, kad buvo tirtas vienas labai populiarus probiotikas, ten nebuvo rasta nė vienos gyvos bakterijos. Labai svarbu yra pacientai išmokinti pasigaminti probiotinio maisto namuose. Pavyzdžiui, kefyro, jogurto, raugintų daržovių, burokėlių giros, visokiausių yra receptų įvairiems gyvenimo atvejams ir tikrai tai labai gerai veikia. Pavyzdžiui, kefyras puikiai padeda nuo pienligės. Jame yra gerųjų grybelių, kurie kontroliuoja tos bloguosius grybelius. Kefyras naikina patogeninius streptokokus, kurie sukelia ir PANS sindromą, dėmesio sutrikimo hiperaktyvumo sindromą, obsesinį kompulsinį sutrikimą. Tai, tikrai labai galingas probiotikas. Kai geriam antibiotikus, šansą išvešėti gauna blogieji grybeliai. Mes visi jų turim, bet kadangi antibiotikas išnaikina ne tik blogasias, bet ir gerasias bakterijas, kurios kontroliuoja bloguosius grybelius, tai blogieji grybeliai gauna šansą išvešėti. Dažnai būna po antibiotikų vartojimo, pavyzdžiui, suaktyvėja arba iš vis atsiranda pienligė. Geriant antibiotikus labai rekomenduojama yra naudoti probiotikus. Aš rekomenduočiau Saccharomyces boulardii už tai, kad jie kontroliuoja bloguosius grybelius. Pirmiausia, reikia neduoti maisto blogosioms bakterijoms, užgydyti žarnyną, kad jisai nebūtų uždegiminis, nebūtų pralaidumo ir apsėti jį gerosiamis bakterijomis. Viskas, bet čia lengva pasakyti, sunku padaryti.